Sveikučiai, aišku, komentaruose jau atsiranda, anglakalbėse komentaruose atsiranda, kad atseit kažkas ten kažką sprogdino, mes niekada nepatikrinsim, nes dėl Fukushimos, dėl žemės drebėjimo, kur tada išsprogo atominė, aš irgi radau net mokslinį straipsnį apie žemės drebėjimų, tsunamių ir atominių bandymų Ramiajam vandenyne ryšį. Tai buvo geologijos žurnale radau. Ir dėl to net va čia ant manęs užpyko milijoninis puslapis, kad nebūna, jie nesidomi, jie kur sėkmingai vysto tą meteorologinių reiškinių pranešimo temas, uždirba pinigų ir jie nesidomi, nes tai yra politika iš tikrųjų, tai kam čia domėtis. Man buvo labai kažkoks neįprastas, kad 9 valai ir aš pradėjau ieškoti, ieškojau ir geologijos ten ir marinistikos žurnalę radau. O žmonės, aš labai mėgstu mokslinius straipsnius, nes ten taip ganėtinai tiksliai viską ir paaiškina, ten be jokių teorijų. Ten buvo apskaičiuota banga, ten smūgis, taip toliau, tai čia viską galima apskaičiuoti. Tai čia aišku nėra atmestina, 8,8 yra labai daug, tai primena tą 2011 kovo 11 įvykį, dėl kurio nukentėjo mano asmeniška teta, mano kanclerės tos sesuo. Ir po 10 metų mirė labai baisia liga, kur tiesiog vadinama radiacinė liga ir viskas. Labai baisiai mirė, baisiuose kančiuose, nes jinai nesievakuavo, liko tenais. Ir 2 mėnesius keliavo po salas, nes Japonija buvo viso gyvenimo svajonė ir po 10 metų mirė nuo radiacinės ligos. Mes labai didelę radiaciją sukelia tokius dalykus. Audinių uždegimą sukelia, negali nieko padaryti. Nes mes visi turime visokių ten sutvėrimų, ten ir odos erkė visi turi, nors visi neigia, nors Delfis rašė ir labai didelė tarša sukelia, kad pradeda, kaip sakant, lyst lauk ir kai lenda lauk sukyla bakterijos, virusai, viskas ir žmogui visai šakės. Būna ir radiacija ir vėžį sukelia, bet ir audinių infekcija. Ir aš dabar medicinos grupiai sėdžiu Facebook'e, nuo kūdikių iki senukų rožė visiems. Kodėl? Audinių infekcija Lietuvoje plinta ir nugydymas visiems sako, kad nežino, kas yra. Net pažįsta rožės. Jeigu jums bus rožė, tai yra streptokokas, tai reikia tepti su metrodizanolu, rozeksu, betadinu ir gerti metrodizanolą, kažkur gauti jo reikia. Gerai, grįžtam prie žemės drebėjimų, bet čia viskas svarbu, nes žemės drebėjimas šitas vėl nusitaikė į Fukushimą, labai įdomiai sukėlė tsunami. Jau tsunamis kalė Kamčiatkos peninsulai ir jau pasiekė Los Andželą tas tsunamis, jau pasiekė Japoniją, jau trenkė į Havajus. Tai dabar kas kelia klausimą, ar čia rusai išbando, tai rusai netokie durni, kad sprogdintų patys save. Tai tada rusų versija atmetama, čia nebent rusų priešai, nes vakar ir užvakar labai susipyko su Trumpu. Putinas mes čia su dronu kaifavome, kaip nukreipė labai gerai dėmesį. Pirmą su Palucku mums nukreipė, paskui su dronu. Nes jau kai mūsų užpuolė, tai mes nebesidomim tada Ukrainos karu. Tai yra natūralu, nes mums rūpi Lietuva. O ten susipyko iki grasinimų 3 pasaulinių, nes Trumpas pasakė, tu baigi per 10 dienų Ukrainos karą, arba aš smoksiu, o tada Putinas pasakė, tai gerai, tai tada, tai gerai, tai ten, ar jo ten tie patarėjai, tai gerai, tai 3 pasaulinis, tai ką. Ir jei tikėt konspiracijos teorijom apie kažkokias tai ten 3-asias jėgas, tai 3-osios jėgos moka sukelti masinius žemės drebėjimus ir masinės gamtos katastrofas. Nes be to atsiminkite, po 2 pasaulinio karo ne visos atominės bombos buvo rastos, ne visų vietos yra žinomos. Ir buvo sukurta tokių pasaulio pabaigos bombų milžiniškų labai ir jos buvo kažkur tai nušvilptos, nudreifuotos į vandenynus ir paslėptos. Ir jas tu visą laiką gali panaudoti. Ir visą laiką tu gali panaudoti toj vietoj, kur žemė dunda, tai šičia dundėjo, 7,2 buvo prieš savaitę 2. Aliaskoje dundėjo 7,7 buvo. Ir bet kuris geologas pasakys, kad čia natūralus vyksmas po 7,2 ir dar aš pranešiu. Bet čia palaukit, ne prieš savaitę, čia prieš kelias dienas, prieš 5 aftershokai.
afterdūžiai buvo, aš ten sukūriau lietuvišką žodį, dabar nebeatsimenu, potrauminiai smūgiai, potraumiai. 6,5 buvo 6,6, tai natūralu, nes tas geologijos mokslas, seismologija, tai sako, kad smūgiai gali didėti. Tai dėl to ir Graikija buvo sekama, kad smūgiai gali didėti. Bet dabar kas Amerikai gresia? Kai buvo tie Los Andželo gaisrai, man jie buvo keisti, tarsi dujos verštųsi iš žemės ir aš susiradau tada medžiagą, kad eina labai didelis plyšys ten visa pakrantė. Ir Amerikai prognozuojamas žemės drebėjimas virš 9 balų, taigi virš skalės. Toks žemės drebėjimas, kad neapskaičiuos, nes skalėje tiek nėra skaičių. Duota suprasti, kad apie 10 balų gali kalti. Tai Amerika ir gerai gavo pastabą Medvedevo, kad kodėl tu koncentruojasi į Rusiją. Taigi tu užsidėjai ant kepkos užrašą America First, Make America Again. Tai eik ir daryk America First. Ko tu lendi prie Rusijos pastoviai? Nes niekaip nesuprantama Amerikos kišimasis į Rusijos ir Ukrainos sienos konfliktą. Ten yra toksai, jisai prasidėjo kaip lokalus, toksai truputį dėl rusiškų žemių. Ir viskas. Ir jisai liko lokalus, jie tik tai nudaužinėja visoje Ukrainoje, jeigu ten najomnikų centrai, raketų fabrikai, dronų fabrikai, tai kala į karinius objektus, kala į užsienio samdinius ir instruktorius. Ir dar sakė, kals, jeigu juos užknis tas ginklavimas nenormalus, tai kals nežiūrės ir į NATO šalį, kals į fabriką, kuris spausdina ginklus. Tai aš dėl to vieną iš versijų ir iškėliau, kad dronas gal skrido į Giraitės fabriką. Nes jisai pro čia praskrido, jisai Paparčiuose matytas Kaišiadorių rajone. Pirmas sakė, kad paskutinis taškas, kur matytas Kernavė, bet melavo. Tai Paparčiai tai arti Kauno labai. Yra Paparčių šita traukinių stotelė, tai jau paviešinta, kad Paparčiuose kariuomenė visą dislokavusi, ieško tų dronų, neranda. Tai sakė, kad kals į fabrikus, nes ten be sustojimo vežami ginklai kaip išprotėjimas. Ir dabar tas sklando visas per internetą. Pas mus tik tai nepraneša, pas mus kokie, ką nors sugalvos ten, birutę su gražuliu ištrauks, dar kažką, tai kokią pikulą ištrauks, kad NATO iš čia pasitrauks. Nes yra pažeisti susitarimai, nes NATO visų pirma neturėjo iki čia plėstis, antra, NATO neturi būti puolamasis dalykas, o Šakalienė su Vaikšnoru ištisai kalbėjo, kad jie puls Šakalienės. Atsimenat garsią kalbą, kad susigrums jinai su Rusija Rusijos teritorijoje. Geriausia susigrumti Rusijos teritorijoje ir jinai ten grumsis. Jinai yra krašto apsaugos ministrė, kuri pasirodo turi teisę priimti įsakymą numušinėti dronus. Pasirodo net ne kariuomenės, čia vadas šitus dalykus daro. Moteriškė šitą, kuri taip šneka. Paskui jinai sakė, kad atsiminkite, ką rusai vokiečiam padarė ir taip toliau ir panašiai. Dabar nuskrido ten Fox News'e, nerealiai prisišnekėjo. Tai rusai nedurni, rusai klauso, ką šitą šneka. Jinai iki čia palei Baltarusijos sieną sėdi, visokių brigadų privarė. Tai pagal Potsdamo konferenciją ten yra 5 punktai. Vokietija negali įkūrinėti savo įgulų užsienyje ir ką tik įkūrė, pažeidė tą antro pasaulinio karo sprendinius, kai čia iškilmingai šitą inauguruotą brigadą vokiečių pažeisti antro pasaulinio karo rezultatai, ten stovi Amerikos parašas. Rusija visą laiką grasino, kad ištrauks ir į dantis įkiš ir dabar ištraukė, matyti ir pamojavo. Tada Vokietijai draudžiama laikyti, gaminti masinį ginklą. Tačiau atsimenate, kad gamyklos labai dažnai būna susijusios su Vokietija, o dabar masiškai Baltic States ir Lenkija išeidinėja iš prispiestinių minų konvencijos ir spausdins ginklus. Ir greičiausiai akcininkas Vokietija. Tai dar vienas punktas pažeistas. Vokietijai paskui draudžiama eiti užkariauti naujas teritorijas. Vokietija patriotus nuvežė į Ukrainą dabar, kai rusai nudaužė Amerikos patriotus, Vokietija nuvežė. Šakalienė dar sakė 30 milijonų skirs mūsų visų pinigų. Elgėsi kaip su savo pinigais, nejaučia atsakomybės.
Tai Vokietija kariauja Ukrainoje, Vokietijai draudžiama kariauti Ukrainoje, Vokietijai draudžiama didinti kariuomenę